Šiandieną kartu su treneriu Janu. Ok. Sveiki draugai, su treneriu Janu šiandien treniruotė Core Training. Treniruotė pilvo korseto raumenims. Tai bus pakankama aktyvi treniruotė. Pirmą dalį mes darysim viską stovint, nusileidžiant ant grindų, o antrą dalys treniruotės ant kilimėlio. Pilvo preso jau bus pratimai. Tai korseto ir pilvo preso pratimai skiriasi, nes pilvo korseto bus aktyvus pratimai. Ar jūs pasiruošę? Aš tikiu, kad taip. Lengvas peršokinėjimas. Abi rankas kelsim aukštyn, reikia kvėpti, iškvėpti su manim. Ir dar. 2 kartus dar. Dar vieną kartą. Nepilni prisėdimai dėmesio. Rankas ant šlaunų. Dar 8. 4. 3. Aš pradėsiu judėti. O jūs paskui mane. Taip, plačiai rankas. Viena koja kryžiuojama už nugaros. Stop. Tempiam liemens šoną. Dar. Ir 3, ir 2, ir 1. O dabar greičiau. Dar 8 kartus. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, kitą pusę lėtai. Dar 4, 3, 2, 1, greičiau. Jeigu jums per greitai, būtinai padarykite truputį lėčiau pagal save, gerai? 4, 3, paprastai peršokinėjam. Trumpi pritūpimai, spirukliuojam. Koja už nugaros kryžiuojam. Dar 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Plačiai kojas, įkvėpiam. Tiesia nugarą, lenkiamės. Žemyn, 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 žemyn. Jūsų rankas ropoja į priekį. Priimam atsispaudimo poziciją. Ropojam atgal. Sulenkiam kojas ir atsistojam. Dar kartą. Pakeliu rankas. Tiesia nugarą pradžiai. Tada pasilenkiu. Ropojam į priekį. Atsispaudimo poziciją, suspaudžiam sėdmenis, ropojam atgal, sulenkiam kojas ir tiesia nugarą atsistojam. Pakartojam, aš stoviu šonu, jūs stovit veidui į savo ekraną. Atgal. Žygiuojam. Viską tą patį mes dabar darom su jumis, tik truputį greičiau. Truputį greičiau, gerai? Su įkvėpimo rankas aukštyn. 1, 2, 3, 4. Laikomės, laikomės. Čia bus pratimai. Atgal. Judam. 1, 2, 3, 4. Dėmesio. Prisilietimas kelio, priešinga koja rankai. Tik 4 kartai. Žygioju. Paaiškinu. Jeigu mano dešinė ranka, tai prisiliečia kairio kelio. Ir atvirkščiai. Priešinga ranka kojai. 4 kartai iš viso. 1, 2, 3, 4.
Ir tada atsitraukiam atgal. Pasiruošiam. 4, 3. Įkvepiam. Stop. Ir 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Dar kartą. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Atgal. 2, 3. Žygiuojam. Draugai, čia yra pirma dalis. Kažką panašaus mes darysim su jumis vieną dalis, antrą, trečią, ketvirtą ir net galbūt penktą. Tada paklausykite. Kiekvieną dalį mes darysim po 2 priėjimus. Vat kaip dabar, 2 kartus pakartojam, dabar pradėsim mokintis antrą dalį. Kada ją pilnai išmoksim, galutinam variante, vėl 2 kartus pakartojam, tada grįžtam prisiminti pirmą dalį, kurį ką tik dabar padarėm, 2 pakartojimai, antrą dalis, kurį ką tik mokinsim, 2 pakartojimai ir vėl žygiuojam. Ir vėl pradėsim mokytis trečią dalį. Dirbsim tokiu principu. Ok? Pasiruošiam antrą dalis. Aš pasisuksiu šonu, o jūs darykite tiesiai savo ekraną. Trigubas prisėdimas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dėmesio. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dar vieną kartą. 1, 2, 3. Žygiuojam. Draugai, dabar aš jums parodysiu variantą. Tikiuosi, kad jūs sugebėsit padaryti greitai. Pasižiūrėkite. 1, 2, 3. Gerai, dar vieną kartą jums rodau. 1, 2, 3. O dabar kartu su manim. Judam. 1, 2, 3. Ir dar. 1, 2, 3, 4 žygiuojam. Kada padarysim greitą ropavimą į priekį, greitą, padarom pauzę. Aš skaičiuosiu. 1, 2, 3, 4, tada grįžtam atgal. Judam. 1, 2, 3, 4. Ir vėl. 1, 2, 3, 4. Žygiuojam. Aš vėl pasisuksiu šonu, nes tada puikiai matysit, kokį aš noriu įterpti šią pratimą. Dėmesio, draugai. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Žygiuojam. Dar kartelį. Priešinga ranka kojai. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jeigu iš priekio, tai gaunasi va šitaip. Pabandom padaryti vieną kartą su jumis lėtai, kad jūs spėtumėt padaryti. O jeigu jums neišeina padaryti greitai, tuomet jūs spėsit padaryti vieną kartą, bet lėtai, pagal save, pagal savo ritmą. Tuo tarpu aš galiu padaryti 2 kartus ir kažkas su manim kartu spėja padaryti lygiai taip pat 2 kartus. Ok? Lėtai, draugai, judam. 1, 2. Dar vieną kartą lėtai. Visi kartu, visi kartu. 1, 2. O dabar 2 kartus greitai arba vieną kartą lėtai. Pasirinkite. Judam.
Žygiuojam. Štai antra dalis. Dabar mums reikia prisiminti pirmą. Kokiagi ten buvo ta pirma dalis? Aš priminsiu. Kelsim rankas į viršų. Dar nedarom. Pasilinkimas. Irgi ropojam, bet lėtai. Tada prisilietimas, įstrižai ranką prie kojos. 4 kartai. Ropojam atgal, sulenktom kojom ir tiesiai nugarą atsistojam. 2 kartai bus taip. Tada iš karto be sustojimo pritupiam, greitas ropavimas ir įstrižai iškelti koją ranką. Pirma, judam. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Rankos. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Greitas ropavimas. 1, 2. Žygiuojam. Na ir karšta. Taip, draugai mano, čia yra core training. Šitie visi pratimai, akcentas visą laiką, kada yra ant 4, pasiremus visą laiką įsitempia visas korsetas. Pakartojam pirmą ir antrą, dar vieną kartą. Pasiruošiam, rankas į viršų. Lėtai, prisilietimas keliu. 3, 4 atsistojam, rankas į viršų. Vienas, 2, 3, 4. O dabar greitas variantas, ropojam. Ir dar. Žygiuojam. Kaip karšta. Bet labai faina. Antra dalis baigėsi. Trečia dalis. Į šoną. Į šoną. Į šoną. Koją pristatom atgal. Į kitą pusę. Į kitą pusę. Į kitą pusę koją pristatom atgal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Žygiuojam. Kažkur matyta, jeigu mano treniruotės jau matėt funkcinį pirmą dalį treniruotės, tai čia bus kažkas panašaus, kai mes darysim šoninį planką, tik jį bus kitokia. Tai kad neskubėkite, aš jau viską žinau. Pasiruošiam, irgi skaičiuojam per 7 skaičiai ir ant 8 pėdos kartu. Judam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ir 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kartu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kartu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Žygiuojam. Kaip matėt, ant skaičius 6 aš grąžinu koją. 6, tada 7 ir 8 pristatau. Gerai? Dar pakartojam po vieną kartą, o paskui skaičiavimą aš prailginsiu. Nes ant grindų mums reikės daugiau truputį laiko. Judam.
5, 6, 7 ir vėl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Su manim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ką ten padariau? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Žygiuojam. Aš atsisuksiu jūs nugarą, parodysiu iš nugaros. Darom kartu, jūs darot į ekraną žiūrint, aš darau viską lėtai. 1, 2 ir 3. Tiesiog atsisėdu. Pėda pilna ir sėdmenys ant grindų. 4, 3, 2. Koja, pakeliu dubinį, koja sugrįžta atgal. Čia turi būti 6 skaičius, 7 ir 8. Ar jums išėjo? Lėtai, aišku, aš suprantu. Kita pusė. Pasiruošėm lėtai, taipogi 3, 2, 1. Su manim. 1. Koja po savimi 2. Kita koja už nugaros. 3 atsisėdu. Eina laikas. 5, 6, 7. Žygiuojame. Dar pasilieku nugarą į jūs, bet padarysim greičiau. Tinka? Pasiruošiam. Į šitą pusę į dešinę. Judam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Čianais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puikumėlis. Kaip jums energija? Stebėkite toliau. Ant grindų pasiliksim ilgesnį laiką, trupučiuką. Judam. 1, 2, 3, stop. 1. Tempimas. Dėmesio, koja ir alkūnė kartu prisiliečia. Tada vėl tempimas. Tada nusileidžiu, o tada grįžtu. Spėjot? Gerai. Pritūpimas ir atsistoju. 1, 2, 3, tempimas. 4, alkūnė kelias. 5, 6, tempimas, nusileidžiu. Permetu koją. Pritūpimas ir kartu. Žygiuojam. Truputį greičiau, draugai, truputį greičiau. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. Alkūnė kelias. 5, 6, 7. Permetam koją. 8, 9 ir 10. Dar kartą lėtai su manim. Ir 1, 2, 3, tempimas. 4, alkūnė kelias. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jums reikia tai padaryti greitai. Žygiuojam. Žinau, kad sunku. Atsisuku jūs nugarą. 2 kartus darom. Vieną pusę, kitą pusę. Paskui atsisuku priekiu ir tą patį. Judam. Pauzė. Kitą šoną. 3, 2, 1. 1, 2, pam. 3, 2, 1. Žygiuojam.
Va čia man pataisykit, nes jis ant pėties man užėjo. Nepavydėk, kad tai irgi. Šaluniška, ne? Pala, jisai man va čia rūtų. Per daug klaidų manau čia. O dabar aš perkeliu, žiūrėk, va čia daug klaidų. Jisai man ant pėties užlenda. Ir kada su pėtim patimpiu ir čiunkšti išeina man. Nu, galim. Dabar pasisuku jūs tiesiai ir darom į vieną, į kitą pusę, greitai. Trečia dalis. Pasiruošiam. 4, 3, 2. Ant grindų. 1, 2, 3, 4. Alkūnė kelias, atsisėdam, koją permetam. Pauzė. Duodu pagalvoti. Čia pats sunkiausias elementas. Judam. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1 ir 2. Draugai, dar po vieną kartą. 4 ir 5 dalies tikrai nebus. Mes turim 3 dalys pilvo korsetui. Ir kaip minėjau, sekanti dalis bus jau ant kilimėlio. Tai dar pakartojam 3 dalį. Tada 1, 2 ir 3 kartu. Judam. Duodu čia pauzę, nieko nedarykit. 3, 2, koja, žingsnis šoną. 1, 2, 3, tempimas. Alkūnė kelias, tempimas. 1. Pamiršot? Tai kodėl? Gerai, viską priminsiu. Truputį plačiai kojas. Mes įkvėpimą darom, pasilinkimas. Lėtai ropojam, pėdą ir priešingą keliuką. Lėtai ropojam, sulenktos kojas atsistojam. Čia buvo pirma dalis, mes ją darom 2 kartus. Antra dalis. Greitas ropavimas, įstrižai keliam ranką koją, greitas ropavimas atgal. Irgi 2 pakartojimai. Ir trečia dalis. Nai. Per šonus. Pirma dalį. Judam. Lėtai neskubėkite. 2, 3, 4. Čia saikingas greitis. Visi spėjat, viskas labai gerai, ne? Kaip jūs galvojat, ar viską turi būti labai lengva ir paprasta? Aš manyčiau, ne. Turi būti iššūkis, turi būti truputį vietomis sunkiau, kad reikia truputį savo spyrį duoti, kad pasistengti padaryti. Greitai. 1, 2. Ir dar. 1, 2. 3. Pauzė. Kaip gerai. 3, 2, 1. Judam. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Paskutinį vienintelį kartą nuo pradžių. Aukštyn rankas. Ir 1, ir 2, ir 3, 4. Ir dar. Vienas, 2, 3, 4. Antra dalis. Greitai ropojam. Dar kartą. Trečia. Pauzė. Ir paskutinė kartą vienintelė. Trečia.
Įkvėpiu. Dar. Paskutinė mūsų dalis. Kilimėlis. Atsisėskite, prašau, šonu. Pasukite be abejo galvą į mane, į ekraną. Pirmas pratimas. Torso tvistas. Ką aš prašyčiau? Nesusikūprinti. Laikyti nugarą kiek įmanoma tiesesnį. Pakelti abi kojas. Įsivaizduokite, rankose laikot kamuolį. Ir pasisukimai per šonas. 20, 19, 18. 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pauzė. Būtinai pasilenkite į priekį. Mano draugai, gali būti, kad atliekant tokį pratimą jums paskauda nugarą. Arba labai sudėtingai gaunasi fiziškai, neišeina padaryti judesį, nes nepakankamas fizinis pasirengimas gali būti taip. Tada tegul jūsų pėdos lieka ant žemės, gerai, o taip atsiloškite ir va toks pasisukimas. Galit pirštų tarp pirštų trupučiuką susikabinti, bet stenkitės stuburiuką būtinai krūtinės ląstą iškelti į priekį, stuburą tiesų palaikyti. O mes darom dar antrą kartą. Tvistą. Lemens tvistą. Kam išeina pakelti kojas kartu su manim, kam sudėtinga, palikite kūnus ant grindų. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Irgi 20. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sukryžiuokite kojas, būtinai pasilenkite, duokite truputį nugarą atsigauti. 4, 3, 2 ir 1. Gulomės ant nugaros, draugai. Abi kojas sulenktos 90 laipsnių. Rankomis stengiamės temptis link pėdų, link savo pėdų. Ko negalima daryti, pažiūrėkite mano sprandą, nesuspauskite kaklą pečius. Arba rankas prilaikot prie galvos ir va šitaip, susiritimas tiesiai, paprastai. Labai svarbu, kad jūsų alkūnės būtų plačiai ir visą laiką smakras pakeltas. Va šitaip reikia daryti. Arba su rankomis, kaip aš minėjau. Negalima daryti va šitaip. Smakras aukštyn. Dirbam. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. 9, 8, jeigu skauda kaklą, 7, 6, prilaikykite galvą būtinai, 5, 4, 3, 2 ir 1. Pėdos ant grindų. Man asmeniškai pilvo presas susitraukinėja, aš jau pradedu jausti raumenį, todėl man norisi jį truputį ištempti. Paprastai ištiesus kojas, ištiesus rankas. Ir trupučiuką pasitampyti vieną ranką, kitą ranką. Ir 3, ir 2, ir 1. Šitą pratimą kartuojam antrą priėjimą. Pasiruošėm. Irgi 20 susiritimų.